Jeigu patiks, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, prašyti komentarą, padalint su draugais ir pabandėm surinkti 10 subscribe. O dabar pabandysim vieną dalyką. Kiek galėčiau nueiti, tai va tuoj parodysiu. Va šitais va borteliais, va šituo, kiek galėčiau nueiti. Tai va. Tai pradėsim tuoj. Taip va, ten eina vėl, dabar eisime pačia. Nebetoli liko, nebedaug, bet žinokit, ten kur siauri tie, žiauriai sunku eiti. Nelabai man pavyko gerai nueiti vieną tų, nu bet kur platesni, tai gan patogiai eina, bet jau kur siauresni, pragaras tikras. Tai baigsime. Tai va, pabandžiau, paėjau, aišku, nelabai gerai paėjo. Kad visada taip tiesiai einat ir nenugriūnant, nes tikrai yra iššūkė, net sušalau labai. Nu, 1,18 km ir 1950 žingsnių per 21 minutę. Nu, čia normaliai. Bet tikrai žiauriai sunku ir aš tiesiog sumysliau, pabandysiu taip, kiek galėčiau nueiti. Nu, gan nemažai kilometrų, nu, bet net toks, viskas normaliai. Ką tik policija pravažiavo. Nu, bet, aišku, kai nefilmuoji, tai kažkaip tai susikopė ir gan gerai sekėsi eiti. Paskui vėl nugriūni, bet kai filmuoji, tai gan blemba sunku, žinokit. Nes tu bandai dėti, neišeina, griūni. Nu, bet kaip sekės, taip sekės. Jūsų nuomonė, man kažkiek tai pavyko, ar ne? Bet aišku, nestumkit, kad tu čia nevykėlis, tau čia apgaudinėjai, bet aš tikrai neapgaudinėjau. Aš visą tą kilometrų ir 18. Tik tai ėjau porteliais ir ne šaligatvį ir ne kelią, tai va. Ir ne pievą. Tai va. Jeigu patiko video, nepamirškite paspausti laiką, subscribe, varpelę, prašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Ir pabandėm surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta. Ir galite pasiūlyti jūs, kokių idėjų, kokią man iššūkį pabandyti, ar kažką tai tokio panašaus, tai va. Lauksiu iš jūsų komentarų. Jeigu bus negražus, tai iš vis net nerašykit, nes neįdomu tokius
įdomu gražius, gerus, protingus, normalus komentarus rašyti, o nesąmonės. Tokius aš skaitysiu, bet jeigu nesąmonė tikra, tai ten stumsit ar dar kažkaip, tai net neskaitysiu ir neklausysiu jūsų. Tai va. Čia buvo Kęstutis Grincevičius ir viso gero, ate.